Labą dieną, gerbim telešiškiai. Turiu jums atverti paslaptį. Didžiulį paslaptis. Aišku, ne visiems tai yra paslaptis, bet norėjau senai papasakoti, kokia yra vykdoma valstybei, ne tik savivaldybei, schema sukčiavimo. Aišku, jeigu gerai įsigilinus, visi ją žino, tik nežino, spec tarnybos nežino. Gal pastebėjote, pas mūsų pareigūnai, valstybės pareigūnai, policininkai kai kurie, gydytojai kai kurie ir savivaldybės kai kurie veikėjai, kaip tik gauna pareigas, pelningas, taip pasiima kreditą, kaip taisyklė. Ir atkreipkime dėmesį, tie, kuriems yra galimybė paimti kyšius, gyvena iš kyšių, pas mus tokių žmonių anksčiau buvo labai daug, dabar yra dar daugiau, tie pasiima kreditą. Kodėl? Juk įsivaizduojat, kyšiai dažniausiai yra mokami grynais pinigais. Dažniausiai grynais pinigais, kyšiai, atkatai, už paslaugas, už pagalbą. Grynais pinigais arba daiktais. Oficialiai nepervesi kyšį į banko sąskaitą. Kaip yra daroma? Dabar kyšį negali niekur parodyti. Kyšiai yra didesni negu atlyginimus, aišku. Kyšius ima vokeliai, yra ten sumos didžiulis yra. Dabar kur tą sumą gali parodyti, ne? Dabar pasiima paskolą, kokį pasiima butą, ar namą, ar dar ką nors, ar kokį nusiperka akcijas, daleiskim. Pasiima paskolą ir bankui moka iš atlyginimo maksimalią sumą. Maksimalią sumą. Su bankais dabar galim sutarti, galim įnešti ten. Ir maksimalią sumą. Jeigu realiai neturėtų pinigų iš šalies, tai tokie žmonės paskolos neimtų tokiam sąlygom, nes nebūtų iš ko gyventi. Paprasčiausiai, koks įdomumas pasiimti ten kažkokį butą, pasididinti ar namą ir tai sėdės nevalgys. Bet tie žmonės, kai kurie, reiškia, moka paskolą ir per tarnybas kažkokį laiką išsimoka tą paskolą, legaliai viskas neprikipsi. O iš ko jie gyvena, nikam neįdomu. Kai jis ten valgė, jis gėrė, o iš tikrųjų jie prabangiai gyvena, labai prabangiai gyvena. Pas jų namuose remontai yra dažniausiai kaip muziejus, bet jo nesimato. Ir jo nereikia deklaruoti remonto. Išlauk pusės, pažiūrėk, namas arba butas, viduje bus sudėta kas brangiausiai. Bet tai nėra deklaruoti. Tai tokios schemas naudojimas, kad legalizuoti lėšas. Reiškia, atlyginimas bus legalus, o iš nelegalių lėšų jie pilnai gyvena. Atostogauja užsieniai. Kas čia žino, kiek tu išleidai? Niekas nemato. Nusipirkai tą patį bilietą grynais pinigais ir taip toliau. Ir ten užsieniai gali pagyventi, ten niekas nemato. Arba gali nusipirkti mašiną, pavyzdžiui. Kaip pavyzdžiui, mašina kainuoja 30 000, gali ją nusipirkti už 20. Kaip? Oficialiai moki 20, 10 grynais duodi. Gali sutarti su tais prekeivams, jiems irgi grynų pinigų reikia, jie irgi remontuoja butus ir taip toliau. Ir taip pat žemės sklypą gali nusipirkti. Kainuoja žemės sklypas 30 000, moki 20, 10 grynais. Galima, aišku, galima. Kas pasakys, kas draus parduoti sklypą, aš turiu pažiūrėti sklypą, aš kiek noriu, aš tiek parduodu. Niekas man neuždraus. Ir viskas. Ir tokie sandoriai yra. Tai tam ir yra įvesta deklaracija, pajamų ir turtų deklaracija, kad būtų viešai matoma, kad žmogus, jeigu pradėjo pralopti, tada iškart spec tarnybos turi pasidomėti ir sekti, pasiklausyti telefonų ir dažniausiai papuola tokie, nes visų nesuseksi. Pavyzdžiui, kitose valstybėse yra pasaulyje pajamų deklaracija, turto ir išlaidų deklaracija. Pas mus nėra išlaidų deklaracijos, tai patogu. Jeigu būtų išlaidų deklaracija, kaip Amerikoje, ir tu uždirbai per metus, tarkim, 100 000, o su kortelė matosi visi pirkimai su kortelė, o išleidai 120 000. Iškart pasidomės, kur tu dirbi ir išaiškins, kad tu kyšį įimi ir taip toliau. Tai vat, arba ten, kiek uždirbai, tiek išleidai pirkiniams, o iš ko valgiai. Tai dėl to ta deklaracija, pas mūsų deklaracija pajamų ir turto, aišku, yra, gali rašyti, ką nori.
Svarbiausia, įstatymas reikalauja, kad būtų laiko užpildyti deklaraciją. Ir gali rašyti, kad tik nori. Ir pas mus ta deklaracija, aš jau tą temą kalbėjau, tie, kurie turi turtą, raško neturi. Nors visi žinom puikiausiai, kad čia yra turtingų visokių architektų, pažiūrėk deklaraciją, žmogus niek neturi. Klausimas, tai kur tie pinigai? Plius dar žmonės ir suneždavo dažniausiai, dar kai kuriems architektams suneždavo. Tai vat, ir deklaracijų nieko nėra. Ir visi kiti ten, pažiūrėk, deklaracijas, kukliai turi kažkokį butelį, kuris kainuoja ne tiek, kiek jie. Jie nurodo butelis 25 000 už 3 kambarių butą telšiuose. Telšiuose nekainuoja, nenupirks už 25 000 3 kambarių butą. Bet jie užrašinėje nikam neįdomu. Apsimelavai, apsimelavai, kas bus jam. Kas jam bus? Nieko nebus. Ir atvirkščiai yra, kad kuris nieko neturi, deklaruoja, kad daug turi. Nes yra ubagas paskutinis, prieš draugus nori pasirodyti, draugai pasižiūrės, o tu čia turi tą. O iš tikrųjų jis realiai nieko neturi. Paprašytumėt parodyti, kaip vienas yra veikėjas, deklaruoja, kad turi meno kūrinių, juvelyrų dirbinių už 100 000. Paskui pasirodo, kad jis nieko neturi. Pašnekint ten žurnalistai, jis nieko neturi, jis pats nežino, ką jis turi, jis nieko neturi. O parašo deklaraciją 100 000. Bet jų niekas net nečiupinėjo. Spec tarnybos galėtų susidomyti, sakyti, parodyk, iš kur tu gavai ir kodėl nedeklaruota, ne? Tai vat yra pas mūsų meras labai jautriai sureagavo, mūsų meras, kad aš viešai paklausiau jo, kaip tai atsitiko, kad žmogus uždirba per metus virš 30 000, o paskolą bankams sumokėjo šeima 57 000. Tai išeina būtų visas mero atlyginimas ir dar žmona neaišku. Jis pasakė, kad žmona ten uždirba labai daug. Bet įsivaizduojate, visą merą algą reikia padėti ir žmonos panašiai. Čia didžiuliai atlyginimai, to iš kur reikia gyventi. Ir namas, ir tas. Ir vaikai, jie kainuoja, ir prabangiai gyvena žmonės, ir jie važinėja į užsienis pailsėti, žinom, kad užsieniai yra brangu. Tai va, ir meras labai reagavo jautriai kažkodėl, galėjo nekreipdėmės, jei nebūtų iš tikrųjų klausimų. Ir paskui viešai jie įdėjo tokį postą, kad aš deklaravau, kad aš ten pralobęs esu. Ir aš turiu pareigą pasiaiškinti gerbiami telšiškiai, ką pareiškia ta jo komanda. Man klausimai. Turtas padidėjo turtas daugiau kaip 100 000. Padidėjo turtas. Gerai. Atsirado butas, aš galiu detalizuoti, reiškia, padidėjo 100 000. Ir paaiškinkime, atsirado 15 000 eurų vertės butas. Taip, butas tas atsirado 20 metais, jis buvo nedeklaruojamas. Ką jis man padarys? Nieko. Viską nesudeklaruoja, aš tikrųjų turiu dar visokių, bet ir kas bus? Jis buvo nedeklaruotas. Tu yra butas, taip, aš turiu tą butą. Norit, parodysi tą butą? Norit? Pasižiūrėkit. O, 15 000. Galvojat, kad jis nekainuoja tiek? Ginčikim. Toliau, padvigubėjo žemės sklypo vertė. Būtent padidėjo žemės sklypo vertė. Aš turiu žemę, ji buvo deklaruojama senom kainom ir paskui registrų centras perkainavo, dabar atkreipkite dėmesį visi už žemės mokestį, kur gaunat. Žemės mokestis žymiai didesnis, pabrango. Kodėl? Todėl, kad žemės mokestis mokamas nuo žemės vertės. Pakilo vertė, pakilo ir mokestis. Procentaliai yra. Taip, žemės nepadaugėjo pas mane. Aš žemės kiek turėjau, tiek ir turiu. Aš tą žemę pirkau prieš 20 metų. Ir aš turiu žemės. Ir ta žemė yra vertinga, nes dabar padvigubėjo žemės sklypo vertė. Taip, padvigubėjo, patrigubėjo per tą laiką ir penkiagubėjo. Kažkada sklypas žemės kainavo 50 litų už hektarą. Tai ką dabar turi rašyti, kad 15 eurų hektaras? Nerašys, ne tai va. O ten indeksacijas, ne visi sekam tas indeksacijas. Mes nežinom tiksliai, kiek žemė kainuoja. Viena hektaras kainuoja 3 000, šalia kainuoja 13 000. Tai va. Pasiskaičiuok, kiek aras žemės kainuoja. Po 1000 už arą prašo. Tai va, sklypai 10 aros sklypas 10 000 kainuoja. Tai hektarai kiek arų. Tai va, toliau. Transporto priemonių vertė išaugo iki 6,5 tūkstančių. Taip, aš turiu transporto priemonių už 6,5 tūkstančių eurų. Turiu. Norit pažiūrėti? Pažiūrėkit per langą. Turiu. Į transporto priemonę. Jeigu kam nors reikia, taip aš turiu transporto priemonę už 6,5 tūkstančių. Toliau,
Piniginis lėšas bankė taip, nu, neištrauksiu su maišu bankė, turiu biškį nedaug, kapeikas, aišku, tai jo. Ir vieną darbovietę. Teisingai, aš dirbu vieną darbovietę. Aš nesugebu taip dirbti kaip Gusarovas iš 3 atlyginimus gauti, arba ten tie, nu, 3 vietose. O iš tikrųjų realiai ten, kažin, ar dirba nors ko nors. Aš dirbu vienoje vietoje, bet dirbu kiek galiu. Aš 2 darbuotis nepadirbčiau. Aš dirbau anksčiau. Aš buvau ir taryboje, ir dirbau anksčiau ir versti privačiam, tas privatų verslą aš uždariau, nes tai neįmanom 2 vietose dirbti realiai, tai net ten nedirbti. Tai va, žemė pas mus, mes pirkinėjom žemės savivaldybę, mes mokam už hektarą 10-11 tūkstančių. Nu tai kas, 100 tūkstančių už žemę. Teisinga, aš turiu 10 hektarų žemės, tarkim, tai aš ją turiu po 10 tūkstančių 100 tūkstančių. Nu. Tai nekainuoja 3 tūkstančių, aš toj pačiai zonai mano žemė. Tai va, viskas tas yra. Ką aš deklaravau, viskas yra svarbiausia, gerbimi telšiškiai. Mano padėti kyšius imti nėra galimybių. Aš pirmiausia, neimsiu tų kyšių. Ne to atėjau, bet man nėra už ką duoti kyšius. Už ką man duoti? Aš nepriimu tokių sprendimų, kad galėčiau imti kyšius. Tokių kaip aš 25 žmonės tarybai, tai yra kolektyviniai sprendimai. Ir tas vienas balsas, per kadenciją yra tokių variantų, kad gali parduoti tą balsą. Aš galvoju, kad reikia kažkokį sprendimą priimti, kažkam palankų sprendimą. Bet ten tokių paprastų balsų niekas neskaičiuoja. Tai aš kyšius imti galimybių neturiu. Aš nepriimti. Meras kyšius imti. Ar turi galimybės? Didžiulės galimybės, jeigu nori, gali imti. Ar į mane? Nu, aš negaliu to pasakyti. Įsiaiškins spec tarnybos. Nes aš kreipiausi į STT, specialių tyrimų tarnybą kreipiausi, dėl mūsų gerbiamo mero Tomo Katkaus deklaracijų ir tegu tarnybos aiškinasi, kaip jis atidavinėja skolas, iš ko jis gyvena ir patikrins visas sąskaitas ir pažiūrėsim. Nes jis priima į darbą žmonės, jis atleidžia iš darbo pareigūnus aukštus, atlyginimai didžiuliai ten yra. Ten žmonės yra dėkingi, teikia sprendimus tarybai, sudaro darbotvarkę. Jis gali teikti, gali neteikti. Tai labai įtakingas yra. Taip, kad imti kyšius galimybė yra. Pas manęs nėra net galimybės imti kyšius ir aš jų neimčiau niekada gyvenime. Nesakau, kad kas nors ima kyšius, bet galimybės yra tai ir kalbant apie deklaracijas. Taip, gerbimi telšiškiai, aš turiu žemės už 100 tūkstančių, turiu mašinų, transport priemonių 6,5 tūkstančių, galiu parodyti, ir turiu butą, ir kas dar čia parašyta. Ir vieną darbovietę dirbu. Taip, aš uždirbau, aš paskutiniu metu nieko neuždirbu, per daug jaunystėje dirbau, visą gyvenimą užsidirbau, pasitaupiau, pagal amžių galėjau daugiau turėti, bet nesugebėjau. Tai jokio kriminalo nėra. Skųsti, jie galėtų apskūsti, jeigu aš pralobau per metus, tai galėtų meras apskūsti į mokesčių inspekciją dar kur nors. O aš jį apskundžiau STT, surašiau raštą ir pažiūrėsim, kas bus. Pažiūrėsim, ar nereikės. Neparodys, kad pasiskolino pinigų iš ko nors, kaip čia buvo pas mūsų vienam veikėjai, pavardės neminėsiu, išpjovė seifą, rado pilną seifą pinigų. Pilną seifą pinigų išpjovė, rado. Ir paskui pasirodo, kad žmogus tuo pinigų buvo pasiskolinęs, paprasčiausiai be vekselių, be niek iš visų giminaičių, po kelias tūkstančius surinks, ir buvo pasiskolinęs, laikė pas savęs prabangiam name seifę, laikė pinigus. Pas mus tokia teisėsauga ir kad jie neįžiūri, žiūri kokį nors bobutį ten, kokį vištą, nors neuždeklaravo. Tai tokie istorija su čekiukais, su tais visais deklaracijom. Viso gero.